Labas rytas. Tai šį kartą sveikinusi su jumis iš Marių, bet šį kartą ne iš Kauno. Kuršių marios. Tai atostogauju Juodkrantėj ir pabandysiu pagauti ar karšiuką, ar karosą, pasižiūrėsim. Dauguma gaudo nuo molo, bet mes čia su kolega Valdu, kuris dėja šį kartą negalėjo dėl asmeninių priežasčių prisijungti. Linkėjimai, bratka, laikykis. Esam radę tokį ruoželį, kur ramiau truputėlį. Tai va, dabar čia kiek pusė 6, prasiskanavau dugną, galit pasižiūrėti. Radau tokį truputėlį šiek tiek paprastesnį ruoželį, kur yra perėjimas tarp smėlio ir žolių, nes dešiniau žolės, kairiau tokia truputėlį kaip ir dubelė yra. Tai čia problema yra, atvažiavau, tai žiūriu, tinklai yra užmesti, tai kažkaip nieko gero nežada. Kai važiuoji prie jūros, tai žinot, tų daiktų daug negali pasiimti, tai super basicas, kėdę pasiskolinau iš šeimininkų. Kibiriukas, tai parodys, kibiriukas sulankstomas, meškerė, modifikuotas kuliukas, antras kuliukas ir tiek. Tai pabandysiu pakarpyti truputėlį pradžiai musės lervas, nes dar turiu jos daugiau. Ant kablio čia, kiek atsimenu, visada dirba geriausiai sliekas. Pavadėliai, čia beje labai irgi įdomi istorija. Mes su Evaldu čia tikriausiai supratom pirmą kartą, kad pavadėlio storis turi esmę ir prasmę, nes kažkada Evaldas irgi gaudė su 0,12, kibimo nėra nieko. Užsidėjo 0,1, vienas paskui kitą karšiukai. Tai pradėsiu su 0,11, o paskui žiūrėsiu, jeigu veiksmo nebus, tada bandysiu kažką tai galvoti. Tai va, tai jau distanciją čia susiradau, žinokit, tikrai nepasakysiu, iš akies apie 45-50 metrų. Tai va, pasikarpysim viskį ir pradėsim. Tai va, judam. Tai va, tai vienu žodžiu, jaukinimas atliktas. Čia viskas paprasta. Sliekelis, dzikelis ir iš ryklą truputėlį jauko. Ir pasižiūrėsim, beje, tai atstumas, kaip ir sakiau, apie 50 metrų kažkur tai. Gylis nedidelis čia kažkur tai iki 2 metrų, nes labai greit nuskęsta 40 gramų šią ryklą, tikrai nėra gilu, pakankamai seklu. Dešiniau, kaip ir minėjau, yra žolių ruožas, o čia toks truputėlį švaresnis dugnas. Tai va, tai bandysim, pasižiūrėsim, ar kažkas sureaguos ar ne.